Naisių vasaros radijas. Vasara jūsų sieloms. Aš dėl tos išdavystės. Ne, aš dėl tos išdavystės, aš daugiau su tavim kalbėti nebenoriu. Nu, aš nenoriu tau tuščiai įrodinėti, kad tavęs neišdaviau. Aš žinau. Nu, ką tu žinai, nu, tu kalbėk aiškiai. Aš žinau, kad tu manęs neišdavi. Dėl to aš čia. Kad tu sugrįžtum. O juk buvo tiek įrodymų. Tai iš kur tu žinai, kad aš tavęs neišdaviau? Dabar nebesvarbu. Tas žmogus, kuris taip kalbėjo, paneigė tos gandus ir atsiprašė manęs. Ir ką? Ir ką tu dabar galvoji, atvažiavai čia, pamosit piršteliu ir aš turiu grįžti? Vykinti, čia buvo tik gandai. Reikia viską užmiršti ir gyventi toliau. Nu, gandai. Gandai. O tie gandai man parodė, kad tu manimi netiki. Tu nepasitiki manim. O tai be pasitikėjimo kas? O jeigu atsiras koks naujas gandas ir tas gandas atrodys labai įtikinamas, tai ką? Tai ką tu dabar man siūlai daryti? Ką siūlai? Aš atvažiavau čia. Tavęs atsiprašau. Prašau, kad tu sugrįžtum, o tu... Ačiū, labai ačiū. Labai prašom, Vykintai. Jeigu nori ir negrįžk. Atsirado mat nuskriaustas vargšelis. O į save pasižiūrėk, daiktus, matai, atvežė. Prisiveri košės, pati ir srėko, ne už daiktų dangstykis. Matai, mekena čia. Gerai, Vyki. Tikrink paštą ir lauk dokumentų. Nu, laukiu, nesulaukiu. Aha. Onučiuk, arbatos atnešiau, išgerk. Ai, dėkui, to, Reginėl, dėkui, labai dėkui. Nu tai kaip ten toj policijoj? Ar pagaus tą vagį, ras mūsų daiktus? Ai, aš labai abejoju. Kur nors tu vagis Miklos? Ėmė ir paėmė. Kas tiko pardavė, kas netiko išmetė. Visa laimė, kad visų dokumentų ir pinigų nepasiėmėt. O tada būtų buvę vargo. Tai gal einam į pajūrį pasivaikščiot? Gal kokį vieną kitą daiktą ir surasim? Ir aš eisiu. Kur tu eisi, klipatėlė? Tu nesupyku žodį. Tu gulikis ir gulėk. Aš paslaugysiu, į vaistinę sulakstysiu, jeigu kas. Ar šiaip ko nors. Man geriau jau. Policijoje tai buvo visai riesta. Ir dar tas ilgiausias dokumentų pildymas. Dabar man jau daug geriau. Na, aš su ja pabūsiu. Eikit. Jūs eikit, kol dar oras geras. Tai žinai, tu ko gero teisus. Oras atvėso, pats tas pajūrių pasivaikščioti. Gal, Reginutė, eisim, ar ne? Eisim. O ir aš norėčiau. Tu tik tai gulėk ramiai. Tau televizorių įjungt? Eikit, kol. Eikit. Aš su Onute pabūsiu. Labadiena. O, labas. Ar nesutrukdysim? Ne, nesutrukdysit. Gabija, žiūrėk, pas tave Rugilė atėjo. Eikit pažaist. Bėk, Rugilytė. Prašom, sėskis. Ačiū. Tai tu man papasako, kaip pačios sužadėtuvės. Jauties laiminga. Net nežinau. Viskas taip keista. Labai pažįstamas jausmas. Mes su Kaziuki prieš vestuves kiek pykomės, kiek nesutarėm. Kai pagalvoju, tai siaubas. Tikrai? Taip.
Niekada nebūčiau pasakius, jūs tokia graži pora, taip sutarėt, palaikot vienas kitą. Tai čia dabar, o Kazysgi prieš vestuvės net pas tėtį buvo išėjęs. Kaip aš pykau, kelias savaitės nesikalbėjom. Tikrai? O kaip susitaikėt? Na, kai myli, turbūt širdis pasako, kad čia tas tavo žmogus. Myli ir viskas, nesvarbu, ar pyktis, ar nesikalbi. Tavo žmogus. Tu klausyk savo širdies ir viskas bus gerai. Svarbiausia, kad toksis Lietuvoje, taigi Rugilė galės pabūti tavo gražiai šventį. O tu Pijų pakvietei su Rugilė? Ar net dėl to taip anksti ir grįžai? Taip, bet... Viskas bus gerai. Viską tu spėsi padaryti. Svarbu, kad su mylimu žmogum. O pavyzdžiui, mes su Kaziu labai greitai vestuvės surengėm. Ir viskas puikiai pavyko. Kaip tik žiūrinėjau nuotraukas. Žiūrėk. Man ta gražiausia. Na, kaip įdomu. Matai, paduok man veidroduką. Noriu pasižiūrėti, ar degiau. Ačiū. Taip neilgai saulėte pabuvau, o įdegis jau matyti. Kaip tu manai? Oi, vaci, bet ir tu jau įdegiai. Va, nori pasižiūrėti? Tai šia. Pasižiūrėk, na. Tu girdi, ką aš sakau? Nieko tu nei girdi, nei matai. Nu tai kalbėk su manim, kad jau pasilikai kartu pabūti. Nu, kalbu. Apie ką kalbam? O, tai gražiausia. Tai ir aš tau pasiūliau priežiūrą, ar tu man? Kaip tu nesupranti? Aš dėl Algio ir Regino šitai padariau. Jiems reikia pasivaikščioti, jiems reikia kartu pabūti, jiems ramybės reikia. O, kaip? Tai vadinasi, jeigu esu aš, tai ramybės nėra? Pati pasakei, nieks už liežuvio netraukė. Einu aš ledų, nusipirksiu. Tau parnešt? Parnešt tau ledų ar ne? Parnešk. Nu parnešk. Nu tik neužtruk ilgai. Čia pat už kampo neužtruks. Labą dieną. O, jaunimas. Mes archeologai. Archeologai. Lobio ieškot. Tai kad jis jau surastas čia kažkur klebonijoje. Lobis? Dubeniuotasis akmuo. Mums Vykintas Vaitkevičius pasakoja. Jis mūsų dėstytojas. Tai jūs mus ir atsiuntė čia į naisius. Vykintas Vaitkevičius pažįstu. Buvo čia atvykę. Jūs jo studentai. Taip, mes naisiuose atliksim praktiką. Jo, atliksim tyrimus ir ieškosim medžiagos aušros muziejui. Tai prašom, sėskit. O aš pagalvoju, kad užsaku atėjot. Tokie abu jauni, gražūs. Mes ieškome, kur gyventi. Na, kur apsistoti vasarą, kol būsime čia. Dėstytojas šio klausimu sakė kreiptis jūs kaime gerai visus pažįstat. Gal geriausiai žinosite? Taip. Klebonijoje nelabai yra kur. Nu, nežinau, ką dabar daryti. Sugalvosim ką nors. Surasim. Giedriau! O, vakartu. O aš ieškau nuo moterų prie butelio. Šakės man karpuša. Šakės visą mano gyvenimai. Kas šakės?
kad tu vos liežuvį apverti. Paaiškink, kas atsitiko tau. Never kelio atgal. Kokio kelio? Atiduok tą butelį, nes per tą butelį tu iš vis tuoj jokio kelio nerasi. Neleisiu tau savęs nuodyti tokiais kiekiais. Eik geriau namo, išsimiegok. O rytoj pakalbėsim. Duok butelį. Jokio butelio. Neduosi? Gerai, nereikia. Eik namo, išsimiegosi, sakau. Gerai, atsigulsiu, užmigsiu ir neatsikelsiu. Paklausyk, Giedriau. Šitie nuodai tavęs neima. Rytoj tu atsikelsi sveikas ir gyvas, išsimiegosi ir tada pakalbėsim, gerai? Gerai. O šitą aš pasaugosiu. Gerai. Nu, dabar tikrai nusibaigsiu. Tai ką, sandoris sudarytas, namas parduotas. Su šitom skolom ir baigiam. Tai aš jau ir atsisveikinu. Tai jau viskas? Nu taip. O tai tame name aš galėsiu gyventi, ar ne? Antstolis sakė. Tai gyvenkit, mokėkit nuomą ir gyvenkit. Aš tame name nesiruošiu gyventi. O, Jėzau Marija, kiek nuoma ta kainuos? Bent 400 per mėnesį. 400? Tai pusė mano pensijos. Tai iš kur aš gyvensiu? Čia jau ne mano bėdos, netinka, negyvenkit, jūsų neverčiu nuomotis. Rasiu kitus nuomininkus. Man namas turi atsipirkti. Ten nieko dikai nelaikysiu. Nu, bet tai duokit laiko, išsikrausti, tai kaipgi šitaip dabar? Tai kraustykitas, duodu 3 dienas, kraustykitas. 3 dienas. 3 dienas. 3 dienas žmogau. Per 3 dienas iškraustyti visą gyvenimą. Labas, Sigita, garbė Jėzui Kristui. Labadiena, kunigė. Labadiena. Labadiena, o kunigėlis su kokia kompanija? Čia kaip klientų mums atveda? Ne visai taip, Sigita. O gal vis tiek galėčiau ko nors pasiūlyti? Būtų labai malonu, jeigu pasiūlytumėt vieną iš gerųjų darbų atliktumėt. Suprantat, yra 7 gerieji darbai. O, sutinku, nes juose vienas iš jų yra darbas kavinė. Ne, aš kalbu apie krikščioniškus gerosius darbus. 4 iš jų pakeleivingą priglausk. Tai kurį iš jūsų čia reikia priglausti? Aišku, ne mane. Va, šitos studentus. Justinas, Agnė. O tai kur, pas mane? Na taip. Jūsų namas didelis. Gyvenat vienu du su Gediminu. Sakau, gal atsirastų vietos studentams. Tik pavasarot. Ne, mums tik pernakvoti. Dieną mes būsime labai užsiėmę. Namuose tikrai nesėdėsim. Kunigė, žiūrėkit, jūsų žinios gerokai pasenusios. Auksė grįžo, mes dabar gyvenam 4. Taip, kad gal ir vietos yra, bet priimti tikrai niekaip negalėsime. Kągi tada atleiskit. Eisim kitur gerų žmonių ieškot. Palaukit, sugalvojau. Žiūrėkit, galbūt mes ir galėtume juos priimti, jeigu jie sutiktų mums truputį padėti. Kaip tai? Nu, truputėlį padirbėti kaviniai. Matot, vasara, klientų labai daug, o Birutė serga, aš viena, man labai sunku. Nu, tiesiog atsidėkot už... Na, mes... Laisvo nuo studijų metu. Sutarta? Bet ponia, juk antstolis sakė, kad aš galėsiu namuose gyventi, kad naisiuose niekas nesupras, kad aš namus praradau. Juk sakė taip antstolis. Tai ir aš sakau, gyvenkit kiek nori, tik nuomą susimokėkit. Nu, bet kad ta nuoma per didelė, man reikės ir mokesčius sumokėti, ir vaistukus nusipirkti, man nieko nelieka, viešpatie. Čia ne mano problemos. Nesinuomoja, tai kraustotės lauk. Čia dėrybų nebus. Jėzus Marija, tai kur man dėtis?
ko jūs čia manęs klausinėjat? Aš nelabdaros organizacija. Namus praradusių žmonių apgyvendinimu neužsijimu. Na, tai sakot, per 3 dienas, ar ne? Žodžiu taip. Aš atvažiuoju po 3 dienų, arba pinigus ant stalo, arba raktus. O jūs darykit taip, kaip jums išeina. Viso gero. O, tai Dieve. Oi. Va, paėmiau su vafliais. Tiks, vaniliniai tiks. Maty, tu su Algimantu pasišneki. Man atrodo, Regina jam kritusi akį. Kaip manai? Panašu, bet ko tu manęs klausinėjai, pati matai? Žinai, dar aš pastebėjau, kad ir Regina palankiai Algį žiūri labai palankiai. Tai gerai, kad abiem gerai, nu kas čia keisto? Ne, nekeista. Oi, o ledus tai jau nekokius nupirkai. Klausyk, gal einam į kokią kavinę, ką? Bent jau pavakarieniausim skaniai. Tik kad tu visas skausmuose. Oi, baigtų, jau man praėjo visi tie skausmai. Nu, pagulėjau, pailsėjau, dabar jau viskas gerai. Tai jeigu vidury gatvės vėl surakins? Nesurakins. Užsisėdėti irgi negerai. Mūdu Sofim pamažėliais. Ir nueisim. Tik tu turėsi leisti man kartais į parankę įsikipti. Nu taip, kitą kartą, žinai, gal tau reikėtų kažkaip elegantiškiau apsirengti. Nu nieko, gal ką nors sugalvosim, gal kokią prijuostėlę ar ką nors. Dabar, Justina, žiūrėk, kuprinės gali ten padėti, ten tarnybinis patalpos. Jo? Kad netrukdytų čia mums ant praėjimo, ant kelio. Ačiū, kunigėlė, jūs jau galite eiti, mes susitvarkysime. Tai, vaikai, rytoj aš jums organizuosiu susitikimą su Rapolu. Žiniuoniu mes jį vietinį vadinam ir su Jurga, kultūros namų darbuotoja. Viską jums parodys, supažindins, papasakos. Ačiū, kunigė, labai ačiū. Tikrai net nesitikėjom, kad pateksime į patį naisių gyvenimo sukūrį. Ačiū jums, kunigė. Nu, dar nedėkokit, dar ilgai čia būsit. O dabar kipkim į darbus, gerai? Jūs ten nežiūrėk, ten ant stalo yra nešvarus puodelė, atnešk jo čia. O tau, Agne, aš tai parodys, čia yra kriauklė, čia indus galim mazgoti. Gerai? O dabar daiktus galim nunešti, kur aš sakiau. Taip? Ačiū. Per daug nenuvargink vaikų, svečiai vis tik ir po kelionės. Nu, kur jau juos nuvarginsi, kuniai? Žiūrėkit, kokie jie drąsus jaunuoliai, trykšta energija, nu... Dėkui. Jau juos nuvarginsi. Dukrytė, labas. Nu, o aš tau kaip tik pažiūrėk, dviratuką sureguliavau. Galėsim patikrinti, ar sėdynė ne per aukštai, gerai? O dabar bėk namo. Eik nusirenk. Tikras vijurkas. Na tai, kur buvot, ką matėt? Mudvi užsukom pas Jurgą. Kol mergaitė žaidė, mes taip gražiai, prasmingai pasikalbėjom. Iš tikrųjų, geras ir šviesus žmogus tai Jurga. Taip. Nuostabi moteris ta mano pusseserė. Žinai, aš labai džiaugiuosi, kad mudvi susipažinome. Mes taip gerai iš prasmės apie gyvenimą pasikalbėjom ir... Apie gyvenimą? Na taip, man labai įstrigo jo žodžiai. Gyvenime reikia klausyti savo širdies balso. Aš žinau, tai nieko naujo, galbūt net banalu, bet šiuo metu man tai labai aktualu. Gabrielė, mes jau apie viską kalbėjom ir išsiaiškinom. Tu esi apsisprendusi. Apsispręsti galima racionaliai, protu. Bet širdies neapgausi. Gabrielė,
Aš viską puikiai suprantu ir nenoriu apie tai kalbėti. Labą dievą. Bet Pijau, aš tau... Labą dievą. Sveikas, Gardė būti. Labas, Pijau. Kaip gerai, kad davė čia ir man reikia tavo pagalbos. Klausimas susijęs su visos bendruomenės gerovė, žinok. Štai kaip? Jo, galim pasikalbėti. Tu protingas žmogus suprasi. Gerai. Gabrielė, aš tikrai viską suprantu. Tu nesijaudink. Bet ar tikrai supranti? Pijau. O, Aukse, labas. Šefo mašiną pamačiau, tai galvojau, kad jis pats ateis. Labas, pupuliuk. Kažkada ir aš tavo bosė buvau. Geri laikai buvo, ką? Na, neblogi laikai, tik kad tie laikai jau pasikeitė. O tu tai nepasikeitei. Na, aš surimtėjau, Vikai va pasipiršau. Gal be reikalo? Tai jau tikrai, kad ne iš reikalo. Ne? O tai kada vestuvės planuojat? Nu, tai planuojam, kada suplanuosim, tada jau ir bus. O žinai, kaip yra sakoma, žmonės planuoja, o Dievas juokiasi. Ir ką? Nieko. Edmundas planuoja, Auksė juokiasi, o Vika verkia. Palauk, Auksė, ką tu čia nori tuo pasakyti? Nieko, nieko. Tik tiek, kad tu vertas geresnės partijos. Ledų turi? Tai turiu ledų, o tai kiek tau? 2 dėžes brangiausių. Nurašysi. Tai bet... Nurašysi. Maty, žiūrėk. Ten žiūrėk, kitą pusę. Prie jūros. Matai? Algis su Regina. Tai matai, ko žmonėms reikėjo dviese pabūti. Gerai, kad mes juos vienus palikom. Mes palikom. Kiek man tave buvęs reikėjo, mes palikom. Tai kas? Koks dabar skirtumas? Svarbu, kad jiems gerai. Gal susieis? Kaip manai? Oi, gerai būtų, kad susieiktų. Tai kas kada amžiuje? O kas pasakė, kad žmogui amžiuje nereikia nei meilės, nei prisirišimo. Visą gyvenimą žmogui reikia, kad artimas žmogus būtų šalia. Tik ne visiems pasitaiko. Oi, matai, žiūrėk, kaip gražu. Jo, grožis akių neatplėšiu.